Iš konferencijų centro Salt Lake City šventyklos aikštėje transliuojame 184 metinė visuotinė pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencija. Joje kalbės bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Šioje sesijoje giedos mormonų tabernakulio choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas. Šią sesiją ves prezidentas Henris B. Eyringas, pirmasis patarėjas bažnyčios pirmojoje prezidentūroje. Broliai ir seserys, sveikiname Jūs ketvirtojoje pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 184 metinės visuotinės konferencijos sesijoje. Prezidentas Thomas S. Monsonas, kuris pirmininkauja konferencijoje, paprašė mane vesti šią sesiją. Sveikiname ir siunčiame nuoširdžius linkėjimus Jums, kurie visame pasaulyje dalyvaujate šiame susirinkime per radiją, televiziją, internetą ar palydovinį ryšį. Reiškiame pagarbą visuotiniams įgaliotiniams ir visuotiniams pareigūnams, kurie šį rytą yra su mumis. Šioje sesijoje giedos mormonų tabernakulio choras, diriguojamas Meko Wilbergo, vargonuos Richardas Eliotas ir Andrew Answortas. Choras pradėjo šią sesiją giesme Ateikite visi. O dabar mus pamalonins giesme šią šviesos palaimos dieną. Tada įžanginę maldą sukalbės vyresnysis L. Whitney Claytonas iš 70 prezidentūros.
Our beloved Heavenly Father, Mūsų mylimas dangiškasis tėve, we humbly come before Thee. šią nuostabę šabo dieną mes nuolankiai ateiname pas Tave su mokymai pasiruošusiomis širdimis. Meldžiame, kad su mumis dalyvautų Tavo dvasia. Skirime Tau savo uolius protus ir atviras širdis. Ir šią dieną meldžiame, kad palaimintumei mus taip, jog mūsų protai būtų įkvėpti ir širdis sujaudintos. Meldžiame už giedančiuosius, už kalbėsiančius ir visus klausančiusius, kad šią dieną sustiprėtume Tavyje, taptume panašesniai Tavo Sūnų Jėzų Kristų ir šią dieną išnaudotume tam, kad taptume geresni tarnai ir mokiniai. Esame dėkingi už privilegiją būti visiems kartu, kad ir kur bebūtume visame pasaulyje. Tuo nuolankiai ir su dėkingu meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. The choir will now sing. Dabar choras sugiedos giesmę Darbą viešpaties uoliai vykdykime drauge. Po giesmės į mus kreipsis prezidentas Dieteris F. Uchtdorfas, antrasis patarėjas pirmojoje prezidentūroje. Po jo kalbės vyresnysis M. Russellas Ballardas iš 12 apaštalų kvorumo ir sesuo Jean Stevens, pirmoji patarėja visuotinėje pradinukų organizacijoje. In the work of the Lord, that
Thank you, choir. What a blessing you are for us. Ačiū, chore dainuojantis, kokie nuostabus jūs esate. And hear you. Labai malonu jūs klausyti. Over the years, I have Bėgant had metams, sacred opportunity turėjau ypatingų galimybių sutikti daugelį žmonių, to reach the very depths kurių sielvartas atrodo siekia pačias jų sielos gelmes. sisters and Tokiamis akimirkomis klausau tų mylimų brolių ir seserų ir draugė su jais liūdžiu dėl jų naštų. to them. Mąstau, ką jiems pasakyti ir dažnai nežinau, kaip jas paguosti ir paremti jų išmėginimuose. Often their Dažnai jų širdgėla kyla dėl dalykų, kurie jiems atrodo kaip pabaiga. some are facing Kai kurie susidūrė su jiems brangių santykių pabaiga, tokių kaip mylimo žmogaus mirtis ar šeimos nario atitolimas. others Kiti mano, kad baigėsi jų viltis. the hope of Viltis ištekėti, gimdyti vaikus ar įveikti lygą. or overcoming an illness. Kiti Others may be galbūt susidūrė su savo tikėjimo pabaiga, losing and confusing kai painiojantis ir prieštaraujantis balsai pasaulyje gundo juos abejoti, netgi atsisakyti to, ką jie kažkada žinojo esant tikrą. or later, I believe Manau, kad anksčiau ir vėliau visi mes išgyvensime laikus, kai visas mūsų pasaulis plyšta per siūles, palikdamas mus vienišus, sugniauždytus ir plaukiančius pasroviui. Taip gali atsitikti bet kam. Nė vienas nėra apsaugotas. everyone's situation is Kiekvieno žmogaus situacija skirtinga ir kiekvieno gyvenimo detalės unikalios. Tačiau sužinojau, kad yra dalykas, kuris pašalintų kartėlį, galinti atsirasti mūsų gyvenime. there's one thing Yra dalykas, kurio laikydamėsi galime padaryti gyvenimą malonesnį, even joy džiaugsmingesnį, and even netgi šlovingą. we can be grateful. Galime būti dėkingi. It might sound Sakyti, kad sielvarto prislėgtas žmogus turėtų dėkoti Dievui, gali skambėti priešingai nei moko pasaulio išmintis. but those Bet tie, kurie atideda į šalį kartėlio buteliuką ir vietoj jo pakelia dėkingumo taurę, gali rasti apvalantį ramybės, išgydymo ir supratimo gėrimą. as disciples Kaip Kristaus mokiniams mums įsakyta visame kame dėkoti viešpačiui savo Dievui. Giedoti viešpačiui dėkojant ir leisti mūsų širdžiai būti dėkingai, kupinai dėkingumo Dievui. Kodėl Dievas įsako mums būti dėkingiems? Visi jo įsakymai duoti tam, kad galėtume gauti palaimų. Įsakymai yra galimybės pasinaudoti savo valios laisvę ir gauti palaimas. and to receive blessings. Our loving Heavenly Mūsų Father mylintis knows dangiškas tėvas žino, kad pasirinkę ugdyti dėkingumo dvasią, pelnysime tikrai džiaugsmą ir didesnę laimę. but some might Tačiau kai kas gali paklausti, už ką turiu būti dėkingas, kai mano pasaulis griūva? when my world is falling apart. Perhaps Galbūt susitelkti į tai, už ką esame dėkingi, yra klaidinga. Sunku ugdyti dėkingumo dvasią, jei mūsų dėkingumas tai yra proporcingas palaimų, kurias galime suskaičiuoti kiekiui. blessings we can count. Tiesa, yra svarbu dažnai skaičiuoti savo malonės. Count our blessings. Ir visi, kas mėgino tai daryti, žino, kad jų yra daug. There are many. But I don't Bet aš believe that netikiu, kad viešpats tikisi mažesnio mūsų dėkingumo išmėginimų laikais, nei gausos ir lengvo gyvenimo laikais. and ease. In fact, Iš tikrųjų, daugelį susijusių raštų ištraukų nekalbama apie dėkingumą už ką nors, but rather bet greičiau siūloma laikytis bendros dėkingumo dvasios arba požiūrio. gratitude. It is easy Lengva būti dėkingam už viską, kai atrodo, kad gyvenimas klostosi kaip mes norime. Bet tada, kaip dėl tų laikų, kuomet nepavyksta gauti to, those ko trokštame? when what we wish for seems to be far out of reach. Could I suggest that we seek gratitude Gal as galėčiau a pasiūlyti, kad į dėkingumą žvelgtume kaip į natūralų polinkį, kaip į gyvenimo būdą, nesusijusi su mūsų dabartinė situacija. in
other words, Kitaip tariant, I'm suggesting siūlau that užuot instead of buvus being dėkingiems už kažką, we focus susitelkti on į being buvimą dėkingiems mūsų esamomis aplinkybėmis, kokios jos bebūtų. There's an old Yra senas anekdotas apie padavėją, kuris paklausė klientą, ar šiam patiko maistas. Svečias atsakė, kad viskas buvo gerai, bet būtų buvę dar geriau, jei būtų pateikta daugiau duonos. Kitą dieną tam vyriškiui sugrįžus, padavėjas padėjo dvigubai daugiau duonos, duodamas jam 4 riekeles vietoj 2. Tačiau vyriškis vis tiek buvo nepatenkintas. Kitą dieną padavėjas dar padvigubino duonos, bet vėl nesėkmingai. 4 dieną padavėjas buvo rimtai apsisprendęs patenkinti tą vyriškį, todėl jis paėmė 2,5 metro ilgio duonos kepalą, perpjovė jį perpus ir šypsodamasis pateikė klientui. Padavėjas nekantraudamas laukė to vyriškio reakcijos. Pavalgęs vyriškis pakėlė akis ir pasakė, viskas gerai, kaip visada, bet kaip matau, jūs vėl duodate tik 2 duonos riekeles. Broliai ir seserys, renkamės mes. Galime pasirinkti riboti savo dėkingumą dėl palaimo, kurių mūsų manymą mums trūksta. Arba galime pasirinkti būti kaip Nefis, kurio dėkinga širdis niekada nesviravo, kai jo broliai surišo laive jį, kurį jis pats pastatė, kad nugabentų jos į pažadėtąją žemę, jo riešai ir kulkšnys labai skaudėjo ir buvo smarkiai ištinusios. Ir baisi audra grasino praryti jį jūros gelmėse. Nepaisant to, sakė Nefis, aš žvelgiau į savo Dievą ir šlovinau jį ištisą dieną ir nemurmėjau prieš viešpatį dėl savo suspaudimų. Galime pasirinkti būti kaip Jobas, kuris regis turėjo viską, bet tada viską ir prarado. Vis dėlto Jobas taip sakė, nuogas išėjau iš motinos įsčių, nuogas sugrįšiu. Viešpats davė, viešpats ir atėmė. Tebūna pašlovintas viešpatės vardas. Galime pasirinkti būti kaip mormonų pionieriai, kurie savo lėtos ir sunkios kelionės link didžiojo Druskos ežero metu palaikė dėkingumo dvasią, giedodami, šokdami ir šlovindami Dievo gerumą. Daugelis iš mūsų būtų linkę pasitraukti, skūstis ir krimstis dėl tokios kelionės sunkumo. Galime pasirinkti būti kaip pranašas Džozefas Smitas, kuris baisiomis sąlygomis kalinamas Liberčio kalėjime užrašė šios įkvėptus žodžius. Todėl švelniai mylimi broliai, džiugiai darykime visą, kas mūsų galioje, ir tada galime stovėti ramus, visiškai tikri, kad pamatysime Dievo išgelbėjimą ir kad jo ranka bus apreikšta. Galime pasirinkti būti dėkingi, kad ir kas būtų. Toks dėkingumas peržengia ribas to, kas vyksta aplink mus. Jis pralenkia neviltį, pesimizmą ir liūdesį. Jis ledinėme žiemos peizaže žydi taip pat gražiai, kaip ir malonioje vasaros šilumoje. Būdami Dievui dėkingi esamomis aplinkybėmis, net tarp suspaudimų, galime patirti švelnią ramybę. Ir širdgėloje galime pakylėti savo širdis, girdami Dievą. Skausme galime šlovinti Kristaus apmokėjimą. Kartaus sielvarto šaltyje galime patirti dangaus apkabinimo artumą ir šilumą. Kartais manome, kad dėkingiems būti reikia po to, kai mūsų problemos išsisprendžia. Bet tai labai trumparegiška. Tiek daug gyvenimo prarandame, jei laukiame vaivorykštės, prieš tai nepadėkoja Dievui už lietų.
Būti dėkingiems sielvarto metu nereiškia, kad esame patenkinti esamomis aplinkybėmis. Tai reiškia, kad tikėjimo akimis žvelgime toliau savo dabartinių sunkumų. Tai ne lūpomis išsakomas, bet sieloje jaučiamas dėkingumas. Tai dėkingumas, kuris gydo širdį ir praplečia mintis. Buvimas dėkingiems esamomis aplinkybėmis yra tikėjimo Dievu veiksmas. Jis reikalauja, kad mes pasikliautume Dievu ir viltumėmės to, ko galbūt nematome, bet kas yra tikra. Būdami dėkingi, sekame pavyzdžiui mūsų mylimo gelbėtojo, kuris sakė, tebūna ne mano, bet tavo valia. Tikrasis dėkingumas yra vilties ir liudijimo išraiška. Jis kyla iš pripažinimo, kad ne visuomet suprantame gyvenimo išmėginimus, bet tikime, kad kada nors juos suprasime. Bet kokiomis aplinkybėmis mūsų dėkingumo jausmą palaiko daugybė šventų tiesų, kurias tikrai žinome, kad mūsų tėvas savo vaikams davė laimės planą, kad per jo sūnaus Jėzaus Kristaus apmokėjimą galime per amžius gyventi su savo mylimaisiais, kad galiausiai turėsime šlovingus, tobulus ir nemirtingus kūnus, kurių nežalos lygos ir negalios, ir kad mūsų liūdesio ir praradimo ašaras pakeis gausybė laimės ir džiaugsmo. Saikas geras, prikimštas ir sukratytas su kaupu. Turbūt šitoks liudijimas gelbėtojo apaštalus, iš bijančių ir abejojančių žmogelių pavertė bebaimiais, džiaugsmo kupinais mokytojo atstovais. Tomis valandomis po jo nukryžiavimo jie buvo gilioje neviltyje ir širdgėloje, nepajėgianti suprasti, kas ką tik nutiko. Bet vienas įvykis visą tai pakeitė. Viešpats pasirodė jiems ir pareiškė, pažiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats. Atpažinę prisikėlusį į Kristų, patyrę šlovingą savo mylimo gelbėtojo prisikėlimą, apaštalai tapo kitokiais žmonėmis. Niekas nebegalėjo sukliudyti jiems įvykdyti savo misiją. Su drąsa ir pasiryžimu jie priėmė dėl turėto liudijimo jos užgriausius kankinimus, pažeminimą ir netgi mirtį. Jų nebuvo galima atgrasinti nuo savo viešpaties šlovinimo ir tarnavimo jam. Visur jie pakeitė žmonių gyvenimus. Jie pakeitė pasaulį. Jums nereikia pamatyti gelbėtojo, kai pamatė apaštalai, kad patirtumėte tokį pat pasikeitimą. Jūsų iš šventosios dvasios gimęs liudijimas gali padėti žvelgti už nusivylimą keliančių pabaigų mirtingajame gyvenime ir matyti pasaulio išpirkėjo paruoštą šviesią ateitį. To, ką žinome apie mūsų amžinąjį likimą šviesoje, visai nenustabu, kad visada susidūrus su karčiomis gyvenime pasitaikančiamis pabaigomis, jos mums atrodo neprimtinos. Atrodo, kad kažkas mūsų viduje priešinasi toms pabaigoms. Kodėl? Kadangi esame sukurti iš amžinybės medžiagų. Mes amžinos esybės, vaikai visagalio Dievo, kurio vardas begalinis ir kuris žada nesuskaičiuojamas amžinasias palaimas. Mūsų likimas nesusijęs su pabaigomis. Kuo daugiau sužinome apie Jėzaus Kristaus Evangeliją, tuo daugiau suvokiame, kad pabaigos čia mirtingume visai nėra pabaigos. Jos tėra pertraukos, laikinos pauzės, kurios kada nors atrodys trumputės, palyginus su ištikimųjų laukiančių amžinuoju džiaugsmu. Esu labai dėkingas savo dangiškam tėvui,
kad jo plane nėra tikrų pabaigų, vien amžinosios pradžios. Broliai ir seseris, argi neturime priežasties būti dėkingi, nepaisydami aplinkybių, į kurias patenkame? Ar mums bereikia dar rimtesnės priežasties, kad mūsų širdis būtų kupinos dėkingumo Dievui? Argi neturime rimtos priežasties džiūgauti? Kokie esame palaiminti, jei atpažįstame Dievo rankų darbą nuostabiame gyvenimo gobelene. Dėkingumas Tėvui danguje praplečia mūsų suvokimą ir praskaidrina viziją. Jis mumise kelia nuolankumą ir puoselėja atjautą aplinkytiems žmonėms ir visiems Dievo kūriniams. Dėkingumas yra visų Kristaus charakterio bruožų ugdytojas. Iš dėkingo širdies kyla visos dorybės. Viešpats mums pažadėjo, kad tie, kurie viską priima su dėkingumu, bus padaryti šlovingi ir šios žemės dalykai bus jiems pridėti. Tad gyvenkime kasdien dėkodami, ypač per tas regis nepaaiškinamas pabaigas, kurios yra mirtingojo gyvenimo dalis. Leiskite savo sieloms prisipildyti dėkingumo mūsų gailestingajam Tėvui. Visada ir nuolatos kelkime savo balsus ir žodžiais bei darbais rodykime dėkingumą savo dangiškajam Tėvui ir jo mylimam sūnui, netgi Jėzui Kristui. To meldžiu ir palieku jums savo liudijimą ir palaiminimą. Šventų Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Šį rugsėjį bus 64 metai, kai grįžau namo iš misijos Anglijoje. 3 dieną po grįžimo su draugu Jutos universitete lankėmės susipažinimo šokiuose. Jis papasakojo man apie gražią antrakursę vardu Barbara Bowen, su kuria jo manymu man vertėjo susitikti. Jis atvedė ją, supažindino mus ir mes pradėjome šokti. Deja, tai buvo taip vadinamas šokis iki palietimo. O tai reiškia, kad su mergina galėjai šokti tol, kol kas nors paliesdavo tave. Barbara buvo linksmo būdo ir populiari, todėl iki kitam jaunuoliui paliečiant mane, tai šokau su ja mažiau nei minutę. Tai man buvo tiesiog nepriimtina. Kadangi misijos metu įsisavinau tolesnių veiksmų principą, gavau jos telefono numerį ir jau kitą dieną jai paskambinau kviesdamas į pasimatymą. Bet ji buvo užimta mokslais ir visuomeninė veikla. Laimiai, misija išmokė mane būti atkakliu, net ir liūdinančiomis apylinkėmis. Todėl galiausiai man pavyko paskirti pasimatymą. Ir po šio pasimatymo sekė kiti. Kažkaip tų pasimatymų metu man pavyko įtikinti ją, kad buvau vienintelis tikras ir gyvas grįžęs misionierius. Bent jau tiek, kiek tai buvo susijęs su ja. Dabar, po 64 metų, 7 vaikai, daugybė vaikaičių ir provaikaičių. Tai įrodymas svarbios tiesos, kad nežiūrinti tai, kokia gera yra jūsų žinia, perduoti ją nepavyks, jei nebus atkakliai ir nuosekliai daromi tolesni veiksmai. Galbūt dėl to jaučiau aišku įkvėpimą šiandien imtis tolesnių veiksmų po savo ankstesnių visuotinių konferencijų pranešimų. 2011 m. spalio konferencijoje raginau atminti šios svarbius Viešpaties žodžius. Nes taip mano bažnyčia bus pavadinta paskutinėmis dienomis, būtent pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia. Šiais žodžiais Viešpats aiškiai nurodo, kad yra ne tik formalus pavadinimas, bet pavadinimas, kurio jo bažnyčia turi būti vadinama.
Atsižvelgdami į šį aiškų pareiškimą, bažnyčią neturėtume vadinti jokių kitų pavadinimų, taip kaip mormonų bažnyčia ar PDŠ bažnyčia. Terminą mormonas galima būtų galbūt tinkama naudoti tokiamis aplinkybėmis, kai minimi bažnyčios nariai, pavyzdžiui, mormonų pionieriai ar tokios įstaigos kaip mormonų tabernakulio choras. Bažnyčios nariai plačiai žinomi kaip mormonai. Ir bendraujant su nepriklausančiais mūsų tikėjimui, gali derėti vadintis mormonais, kai kartu nurodome pilną bažnyčios pavadinimą. Jei su žodžiu mormonas išmoksime naudoti teisingą bažnyčios pavadinimą, tai pabrėž, kad esame krikščionis, gelbėtojo bažnyčios nariai. Broliai ir seseris, ženkime tolesnį žingsnį ir išsiugdykime įprotį aiškiai parodyti, kad priklausome pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčiai. Antras pranešimas, po kurio aš jaučiu, kad turiu imtis tolesnių veiksmų, buvo pasakytas paskutinėje visuotinėje konferencijoje, kai raginau narius melstis, kad būtų atvesti bent pas vieną žmogų, kurį iki kalėdų jie galėtų pakviesti mokytis apie sugrąžintąją Evangeliją. Daug bažnyčios narių pasidalino su manimi ypatingais nutikimais, sekusiais po to, kai jie prašė viešpaties suteikti misionieriško darbo galimybės. Pavyzdžiui, vienas grįžęs misionierius konkrečiai meldėsi dėl to vienintelio žmogaus, kurį galėtų sudominti. Mintise iškilo buvusios bendramokslės kolegijoje vardas. Jis susisiekė su ją Facebook'e ir sužinojo, kad ji meldėsi prašydama gyvenimo prasmės ir tikslo. Jis ėmėsi tolesnių veiksmų būtent tuo metu, kai ji ieškojo tiesos, ir gruodį jį pasikrikštijo. Man buvo pranešta apie daugybę panašių pakvietimų, bet keletas atitiko tolesnius veiksmus taip, kaip padarė šis brolis. Didžiai tikiu tolesnių veiksmų principų. Kaip sakoma misionierių vadovėlėje skelbti mano Evangeliją, kviesti įsipareigoti ir po to nesidomėti, tas pats, kaip pradėti kelionę ir jos nebaigti, arba nusipirkti bilietą į koncertą, bet nenueiti. Be išbaigto veiksmo įsipareigojimas yra tuščias. Skelbti mano Evangeliją visus moko ne tik kviesti, bet ir po pakvietimo imtis tolesnių veiksmų. Misionieriško darbo tikslas apibūdinamas taip: kviesti kitus ateiti pas Kristų, padėti jiems priimti sugrąžintąją Evangeliją per tikėjimą Jėzumi Kristumi ir jo atmokėjimo, atgailą, krikštą, šventosios dvasios dovanos priėmimą ir ištvėrimą iki galo. Tikrai kvietimas yra proceso dalis. Bet atkreipkite dėmesį tai, kad narių misionieriškas darbas tai kur kas daugiau, nei vien kviesti žmonės klausytis misionierių. Tai taip pat tolesni veiksmai, drauge su misionieriais, auginant žmogaus tikėjimą, motyvuojant atgailauti, ruošiant sudaryti sandoras ir ištverti iki galo. Šis tolesnių veiksmų principas yra pavaizduotas apaštalų darbuose. Kartą Petras ir Jonas ėjo į 9 valandos pamaldą šventykloje. Tuo pačiu metu buvo nešamas ir vienas apsigimęs luošas vyras. Jis kasdien būdavo sodinamas prie šventyklos vartų, vadinamų gražiaisiais, kad prašytų šventyklos lankytojų išmaldos. Pastebėjęs beeinančius į šventyklą Petrą ir Joną, jis paprašė išmaldos. Petras, įdėmiai pažvelgęs į jį, draugė su Jonu tarė: pažiūrėk į mudu. Jis pakėlė galvą, tikėdamasis, ką nors gausias. Bet Petras prabilo: sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu, kelkis ir vaikščiok. Ar tai negalingas viešpaties tarno pakvietimas?
Bet Petras neapsiribojo pakvietimu. Pasakojimas raštuose byloja, paėmęs už dešinės rankos, pakėlė jį. Jo kojos ir pėdos bematant sustiprėjo. Jis pašoko, atsistojo ir ėmė vaikščioti. Draugė su apaštalais įėjo į šventyklą. Ten vaikščiodamas ir pasišokinėdamas garbino Dievą. Kitaip tariant, Petras ne vien tik pasinaudojo savo kunigystės įgaliojimu kviesdamas vyrą keltis ir vaikščioti. Po pakvietimo jis taip pat ėmėsi tolesnių veiksmų, ištiesdamas ranką vyrui, pakeldamas jį ir po to eidamas su juo į šventyklą. Petro parodyto pavyzdžio dvasioje norėčiau pasiūlyti, kad visi mes labiau įsitrauktume į misionierišką darbą, savo baimę pakeisdami tikrų tikėjimų. Kviesdami ką nors bent kartą per ketvirtį, 4 kartus kasmet, būti mokamais nuolatinių misionierių. Jie yra pasirengę mokyti su dvasia, su nuoširdžiu ir jausmingu viešpaties duotų įkvėpimu. Drauge po pakvietimų galime imtis tolesnių veiksmų, paimti kitus už rankos, pakelti juos ir eiti su jais jų dvasinėje kelionėje. Norėdami šiame procese padėti jums, kviečiu visus narius nepriklausomai nuo jūsų dabartinio pašaukimo ir aktyvumo bažnyčioje lygio įsigyti vadovėlio Skelbti mano Evangeliją egzempliorių. Jį galima gauti mūsų platinimo centruose ir nemokamai užsakyti internetu. Tai misionieriško darbo vadovėlis, o tai reiškia, kad jis skirtas mums visiems. Skaitykite jį, studijuokite jį ir naudokite tai, ko išmokote, kad padėtų jums suprasti, kaip kviečiant ir darant tolesnius veiksmus atvesti sielas pas Kristų. Kaip sakė prezidentas Tomasas Monsonas, dabar pats metas nariams ir misionieriams apsijungti, dirbti kartu, darbuotis viešpaties vynuogyne, atvedant sielas pas jį. Jėzus Kristus mokė savo mokinius. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Viešpats atsakė šią maldą mūsų laikais didžiausių pasaulio istorijoje nuolatinių misionierių kiekiu. Šios naujos ištikimų darbininkų bangos dėka Viešpats davė mums naują galimybę padėti jam didžiojoje sielų pjūtyje. Yra praktiniai būdai, kaip nariai gali talkininkauti mūsų nepaprastiems misionieriams. Pavyzdžiui, galite pasakyti misionieriams, kad studijuojate Skelbti mano Evangeliją ir paprašyti jų parodyti, ko jie išmoksta patys. Pasidalinus įžvalgomis vieniems su kitais, tikrai užsimėgs pasitikėjimas tarp narių ir nuolatinių misionierių taip, kaip buvo liepta viešpatės. Bet kad kiekvienas žmogus galėtų kalbėti viešpatės Dievo, būtent pasaulio gelbėtojo vardu. Taip pat, štai, aš išsiunčiu jūs liudyti ir įspėti žmonių. Ir kiekvienas įspėtas žmogus turi įspėti savo artimą. Broliai ir seserys, ar galite įsivaizduoti, koks būtų poveikis, jei šeimos nariai ir draugai į paprastus ir elektroninius laiškus savo nuolatiniams misionieriams įtrauktų tai, ko išmoko patys studijuodami Skelbti mano Evangeliją? Ar galite įsivaizduoti palaimas, kurias gautų šeimos, sužinodamos ir suprasdamos tai, ką misijos metu studijuoja ir ko mokys jų sūnus ir dukros? Be to, ar galite tiesiog pradėti suvokti nepaprastą apmokančią malonę mums, kiekvienam asmeniškai ir visiems drauge, pagal viešpatės pažadą, visiems tiems, kas dalyjasi liudijimu, kviesdami sielas ateiti pas jį. Ir tada, po šių pakvietimų imasi tolesnių veiksmų. Esate palaimėti, sakė viešpats per pranašą Josefą Smithą,
nes jūsų paskelbtas liudijimas užrašytas danguje, kad angelai galėtų pažiūrėti ir jie džiūgauja dėl jūsų ir jums atleistos jūsų nuodėmės. Nes aš atleisiu jums jūsų nuodėmės su šiuo įsakymu. Likite pastovus, liudydami visam pasauliui apie tai, kas jums pranešta. Jei imsimės tolesnių veiksmų, viešpas neleis mums nusivilti. Tarp viso pasaulio narių mačiau neapsakomą džiaugsmą, liudinti liudijimų paremtą pakvietimą ir ataklius tolesnius veiksmus. Neseniai lankydamasis Argentinoje raginau narius prieš šią konferenciją pakviesti ką nors į bažnyčią. 8-metis Joshua paklausė ir pakvietė savo geriausią draugą ir jo šeimą į atvirų durų dieną jų apylinkėje Buenos Airese. Leiskite paskaityti neseniai gautą laišką, paaiškinantį Joshua pakvietimą ir atkaklius tolesnius veiksmus. Kas keletą minučių Joshua bėgdavo prie vartų, pažiūrėti, ar jie neteina. Jis sakė, jog žino, kad jie ateis. Vakaras linko. Joshua draugas nesirodė, bet Joshua nepasidavė. Kas keletą minučių jis atkakliai tikrino pagrindinius vartus. Kai atėjo metas viską palikti, Joshua ėmė šokinėti aukštyn ir žemyn skelbdamas: Jie čia, jie čia. Pažvelgiau ir pamačiau prie bažnyčios artėjant visą šeimą. Joshua nubėgo jos pasitikti ir apkabino draugą. Jie visi užėjo ir panašu, kad džiaugiasi atvirų durų renginiu. Jie paėmė keletą brošiūrų ir praleido daug laiko susipažindami su keliais naujai įgytais draugais. Buvo nuostabu matyti šio mažo berniuko tikėjimą ir žinoti, kad ir pradinukų organizacijos vaikai taip pat gali būti misionieriai. Liudiju, kad dirbant drauge, ieškant konkretaus žmogaus, jį kviečiant su pasitikėjimu ir tikėjimu darant tolesnius veiksmus, gelbėtojas nusišypsos mums ir 100 000 Dievo vaikų gyvenimo prasmę ir ramybę atras pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčioje. Tai laimina mus visus viešpats, stengiantis spartinti išgelbėjimo darbą. Tuo aš nuolankiai meldžiu Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Netiek daug dalykų prilygsta tiems švelniems jausmams, kuriuos jaučia nauji gimdytojai. Nėra nieko malonesnio negu tiesiai iš dangaus atėjusio kūdikio susilaukimas. Vienam mano broliui tai buvo ypatingai jaudinantis patyrimas. Jo pirmasis sūnelis gimė anksčiau laiko ir svėrė vos 1 kilogramą ir 300 gramų. Hunteris pirmosius porą gyvenimo mėnesių praleido naujagimių intensyviosios priežiūros skyriuje Ligonijoje. Tuos mėnesius šeimos emocijos liejosi per kraštus, vis vildamiesi maldavo viešpaties pagalbos. Mažasis Hunteris buvo toks priklausomas, jam sunkiai sekėsi įgyti pakankamai stiprybės, kad išgyventų. Jo mylinčio tėvo stipri ranka dažnai siekdavo sūnaus rankelę, norėdama padrąsinti savo silpną vaikelį. Taip yra ir su visais Dievo vaikais. Mūsų dangiškasis tėvas mums visiems tiesia savo begalinės meilės ranką. Jam viskas pavaldu ir jis trokšta padėti mums mokytis, augti ir sugrįžti pas jį. Tai nusako mūsų tėvo tikslą – įgyvendinti žmogaus nemirtingumą ir amžinai gyvenimą. Kai ugdome didesnį tikėjimą ir pasitikėjimą viešpačiu, galime patirti mus laiminančią ir išvaduojančią jo galią. Mormono knygos puslapiuose gražiai įpinta viešpaties galia vaduojant jo vaikus. Nefis apie ją kalba pačiame pirmajame knygos skyriuje. 20 eilutėje skaitome: Bet štai, aš Nefis, parodysiu jums, kaip viešpaties švelnūs pasigailėjimai yra visiems tiems, kuriuos jis išsirinko dėl jų tikėjimo, kad padarytų galingus, netgi iki galo išsilaisvinti.
Prieš daugelį metų asmeniškai patyriau šios eilutės išsakytas tiesas, supratau, kaip arti iš tiesų yra mūsų dangiškasis tėvas ir kaip stipriai jis trokšta mums pagelbėti. Kartą temstant važiuodama kartu su vaikais pastebėjau keliu einantį vienišą berniuką. Jį pravažiavusi pajutau ryškų įkvėpimą grįžti atgal ir jam padėti. Visgi man kėlė rūpestį tai, kad naktį šalia jo sustojusi nepažįstamojo galėtų jį išgąsdinti. Todėl važiavau toliau. Į mintis grįžo tas pats ryškus įkvėpimas kartu su žodžiais: nuvažiuok padėti berniukui. Grįžau prie jo ir paklausiau: gal tau reikia pagalbos? Pajutau, kad turėčiau tau padėti. Jis atsisuko į mus ir su ašaromis riedant skruostais pasakė: ar galėtumėt? Meldžiausi, kad kas nors man padėtų. Į jo pagalbos maldą buvo atsakyta mano atsiųstų įkvėpimu. Šis patyrimas, kai gavau tokį aišku dvasios nurodymą, paliko mano širdyje neišdildomą įspūdį. Nuo šio įvykio praėjo 25 metai ir švelnaus pasigailėjimo dėka man teko maloni galimybė vos prieš keletą mėnesių vėl pabendrauti su tuo berniuku. Išsiaiškinau, kad šis patyrimas nėra vien mano istorija, tai ir jo istorija. Derikas Nensis dabar yra šeimą turintis tėvas. Jis taip pat niekada nepamiršo šio patyrimo. Tai padėjo tvirtinti mūsų pasitikėjimą tuo, kad Dievas girdi mūsų maldas ir atsako jas. Mes abu naudojame jį mokydami savo vaikus to, kad Dievas mus prižiūri. Mes nesame vieniši. Ta vakarą Derikas po pamokų užsibuvo veikloje ir nebespėjo paskutinį autobusą. Būdamas jaunas paauglys, jis manė galės grįžti namo, todėl pradėjo eiti. Tuo keliu jis pats vienas ėjo 1,5 valandos. Prieš akį turėdamas dar daug mylių iki savo namų ir nematydamas jokių namų, jis buvo išsigandęs. Netekęs vilties, jis nuėjo už vyro krūvos, atsiklaupė ir prašė dangiškojo tėvo pagelbėti. Vos po kelių minučių Derikui grįžus į kelią, stabtelėjau aš ir sutikiau melstą pagalbą. Po tiek metų Derikas prisimena: viešpats prisiminė mane, liesą neižvalgų berniuką, ir nepaisant viso to, kas vyksta pasaulyje, jis žinojo mano situaciją ir mylėjo mane tiek, kad atsiuntė pagalbą. Nuo to laiko, kai buvau toje apleistoje pakelėje, viešpats dar ne kartą atsakė į mano maldas. Jo atsakymai ne visuomet yra tokie operatyvūs ir aiškus, tačiau tai, kad jis žino apie mane, yra taip pat aišku kaip ir tą vienišą naktį. Nesvarbu, kokie tiršti šešėliai mane apgobė, žinau, kad jis visuomet turi planą, kaip man saugiai grįžti namo. Kaip Derikas minėjo, ne visas maldas atsakoma taip greitai, bet mūsų tėvas iš tiesų mus pažįsta ir girdi mūsų širdžių prašymus. Jis daro savo stebuklus malda po maldos, žmogus po žmogaus. Galime būti tikri, kad jis mums padės, nebūtinai tai, kaip mes to norime, bet taip, kaip padėtų mums kuo geriau augti. Priimti jo valią gali būti sudėtinga, tačiau būtina, idant taptume tokie kaip jis ir rastume jo mums teikiamą ramybę. Galime jaustis taip, kaip rašė K.S. Luisas. Meldžiuosi, nes negaliu padėti savo. Meldžiuosi, nes poreikiai vis tvinsta iš manęs. Dievo tai nekeičia, keičia tai mane. Raštuose yra daug pasakojimų apie tuos, kurie pasitikėjo viešpačiu ir kuriems jis pagelbėjo, kuriuos jis išvadavo. Prisiminkite jaunąjį Dovydą, kuris pabėgo nuo mirtimi grasinančio Galilėjo, nes pasitikėjo viešpačiu. Pamastykite apie Nefį, į kurio maldavimus Dievas atsakė tuo, kad jis galėjo išsilaisvinti iš pančio. Atsiminkite jaunąjį Josefą Smitą, kuris maldoje kreipėsi į viešpatį pagalbos. Jis buvo išlaisvintas iš tamsos jėgų ir gavo stebuklingą atsakymą. Kiekvienas iš jų susidūrė su sudėtingais iššūkiais. Kiekvienas veikė tikėdamas ir pasitikėdamas viešpačiu. Kiekvienas gavo jo pagalbą. Mūsų dienomis Dievo galia ir meilė vis dar reiškiasi jo vaikų gyvenime. Neseniai mačiau tai tikėjimo kupinų šventųjų Zimbabvėje ir Botsvanoje gyvenimuose. Šivardzo skyriaus pasninko ir liudijimų susirinkime
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų liudijimai man įkvėpė nuolankumo. Kiekvienas reiškia tikėjimą viešpačiu Jėzumi Kristumi. Apsupti iššūkių ir sunkumų, jie kasdien gyvena pasitikėdami Dievu. Jie pripažįsta jo ranką savo gyvenime ir dažnai tai išreiškia sakydami, mano dėkingumas Dievui yra beribis. in their lives and often express it with the phrase, I am so much grateful to God. A few years Prieš kelius metus ištikima šeima mūsų apylinkėje buvo tokio paties pasitikėjimo viešpačiu pavyzdys. Arnas ir Venita Gadleriai laimingai gyveno su nuostabia šeima. Arnui puikiai sekėsi karjera ir tuomet visai netikėtai jam buvo diagnozuotas agresyvus vėžys. Prognozė nebuvo gera, jam gyventi buvo likę vos kelios savaitės. Šeima norėjo paskutinį kartą pabūti drauge, tad susirinko visi vaikai, ne tie, kurie gyveno toli. Drauge būti jie galėjo vos 48 brangias valandas. Gadleriai rūpestingai pasirinko tai, kas jiems buvo svarbiausia. Šeimos nuotrauka, šeimos vakarienė ir sesija Salt Lake City šventykloje. Venitė sakė, kai paskui save uždarėme šventyklos duris, tai buvo paskutinis kartas, kai drauge buvome šiame gyvenime. Tačiau jie išėjo tvirtai žinodami, kad turi daugiau negu tik šį gyvenimą. Dėl šventų šventyklos sandorų jie vylėsi Dievo pažadais. Jie galėjo būti amžinai drauge. Kiti porą mėnesių buvo kupini nesuskaičiuojamų palaiminimų, Arno ir Vinitos tikėjimo ir pasitikėjimo viešpačių išaugimo liudija Vinito žodžiai. Aš buvau palaikoma. Sužinojau, kad neramume galime patirti ramybę. Žinojau, kad viešpats mumis rūpinasi. Žinojau, kad jei pasitikė viešpačiu, iš tiesų gali įveikti bet kokius gyvenimo iššūkius. Jų duktė pridėjo. Mes stebėjome savo gimdytojus ir matėme jų pavyzdį, matėme jų tikėjimą ir tai, kaip jie su to dorojasi. Niekuomet nebūčiau prašyti tokio išbandymo, tačiau niekuomet jo neatsisakyčiau. Žinoma, Arno mirtis nebuvo to mazgo, kurios Gadleriai tikėjosi, tačiau jų krizė netapo tikėjimo krize. Jėzaus Kristus Evangelija nėra liktų dalykų sąrašas. Tai verčiau kažkas gyvo mūsų širdise. Evangelija nėra svarmuo. Tai sparnai. Ji gali padėti išsilaisvinti. Ji išlaikyti padėjo Gadleriams. Jie jautė ramybę autrosiai karštėje. Jie tvirtai laikėsi vienas kito ir šventykloje sudarytų sandorų. Jų pasitikėjimas viešpačiu augo ir jų tikėjimas Jėzumi Kristumi bei jo apmokančia galia juos sustiprino. Kad ir kur esame mokinystės kelyje, kad ir kokie būtų mūsų rūpesčiai ir iššūkiai. Taip pat kaip pasitikėdami viešpačiu, tai darydami panašėjame jį. Viešpats kreipdamas kiekvieną iš mūsų sako, nebijok, nes aš esu su tavimi, nebūkštauk, nes aš esu tavo Dievas. Tave sustiprinsiu, padėsiu tau, remsiu tave savo teisumo dešinę. Dalinuosi savo paprastu, bet tvirtu liudijimu, kad Dievas, mūsų tėvas, pažįsta mus asmeniškai ir tiesia pagalbos ranką. Per jo mylimąjį sūnų Jėzų Kristų galime įveikti pasaulį ir saugiai patekti namo. Turėkime tikėjimo pasitikėti jo. To meldžiu Jėzus Kristus vardu. Amen. The choir and congregation will now stand. Dabar choras ir susirinkusieji atsistosime ir drauge sugidosime giesmę, mokyk vaikščioti jo šviesoje. Tada mums bus malonu išklausyti pirmininkaujantį bažnyčios vyskupą Gary E. Stevensoną. Po jo kalbės vyresnysis Davidas A. Bednaris iš 12 apaštalų kvorumo. Po vyresniojo Bednario kalbos choras sugiedos giesmę
Vaiko malda. This is the 100th Tai 184 metinė visuotinė pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencija. The recent Olympic Winter Games enthralled the world as athletes representing Neseniai vykusios olimpinės žaidynės pavergė pasaulį 89 šalis atstovėjantiems atletams, rungiantis 98 skirtingose rungtynėse. Nuostabiausia, kad 10 šių atletų buvo pastarų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios nariai, o iš jų 3 iškovojo medalius. Jie neseniai buvo paminėti bažnyčios naujienose: Christopheris Fogtas, Noelis Picus Pais ir Tora Bright. Sveikiname juos ir kitus varžybose dalyvavusius sportininkus. Šį rytą kalbu savo mintis skirdamas vaikinams, merginams ir vienišiems suaugusiems, jums gyvenantiems svarbiu metu, nubrėžiančiu jūsų gyvenimo kryptį. Kreipdamasis į jūs, stipriai jaučiu, kad reikia skubėti. Kad pajustumėte tą skubumą, pirmą papasakosiu istoriją apie vieną iš šių pastarųjų dienų šventųjų atletę Noelą Picus Pais. Noelės rungtyje skeletone sportininkai įsibėgėja ir nedidelėmis rogėmis neria galvą žemyn. Veidą laikydami vos kelis centimetrus virš ledo, jie skrieja žemyn vingiuota ledo trasa 140 km/h siekiančiu greičiu. Pažymėtina, kad per 4 įtemptus 60 sekundžių trukiančius bandymus paaiškėja, ar metai treniruočių bus laikomi sėkmingais ar nuviliančiais. Noelės ankstesnės 2006 metų olimpinės svajonės sudužo baisaus nelaimingo įvykio metu lūžus kojai. 2010 metų olimpiados metu jos svajonės vėl neišsipildė, kai nuo medalėje skiria kiek daugiau nei 1/10 sekundės. Ar galite įsivaizduoti, kaip ji jaudinosi, laukdama pirmojo važiavimo 2014 metų olimpiadoje? Kelis metus trukęs pasiruošimas per trumpą laiko atkarpą pasieks kulminaciją. Iš viso per 4 minutės. Šiomis 4 minutėms ji ruošiasi metų metus ir po to ji pradės visą gyvenimą apie jas svarstydama. Finaliniai Noelės važiavimai buvo beveik tobuli. Niekada nepamiršime, kaip kirtusi finišo liniją, ji šoko į tribūną apkabindami šeimos narius, sušūkdama: mes tai padarėme.
Treniruočių metai davė rezultatų. Matėme ant jos kaklo kabantį merginų organizacijos medalioną, kai šalia buvo pakabintas sidabro medalis. Gali atrodyti, kad tai nesažininga, jog visos Noelės olimpinės svajonės priklauso nuo to, ką ji padarė per vos 4 trumpas minutės. Bet ji tai žinojo ir dėl to taip stropiai ruošėsi. Ji jautė tų 4 minučių svarbą ir skubumą ir ką jos reikš visą jos likusį gyvenimą. Taip pat prisimename Christopherį Fogtą, komandos laimėjusios bronzos medalį 4-viečio bobslėjaus rungtyje narį. Nors galėjo ir pasiduoti po sunkios 2010 m. olimpiadoje įvykusios avarijos, nusprendė parodyti ištvermę. Po fantastiško apmokančio važiavimo jis pelnė apdovanojimą, kurio taip stropiai siekia. Dabar pagalvokite, kuo jūsų kelias amžinojo gyvenimo link panašus į šių sportininkų 4 minučių pasirodymus. Jūs esate amžinoji esybė, prieš gimstant jūs egzistavote kaip dvasia, mylinčio dangiškojo tėvo akivaizdoje treniravotės ir ruošėtės ateiti į žemę ir beje sudalyvauti pasirodyme. Šis gyvenimas tai jūsų 4 minutės. Kol esate čia, jūsų veiksmai nulems, ar pelnysite amžinojo gyvenimo apdovanojimą. Pranašas Amulekas taip apibūdino. Šitas gyvenimas yra laikas pasiruošti susitikti su Dievu. Taip, štai šito gyvenimo diena yra diena žmonėms atlikti savo darbus. Tam tikrą prasme jūsų 4 minutės jau prasidėjo, laikrodis tiksi. Čia taip pat tinka apaštalo Pauliaus žodžiai, bėkite lenktynėse, kad laimėtumėte apdovanojimą. Taip pat, kai kurie veiksmai yra būtini tuose trumpose olimpiados sportininkų pasirodymuose, čiuožėjų ir snieglentininkų šuoliai ir judesiai, bobslėjaus posūkių įveikimas, vingiavimas tarp vėliavėlių, kalnų slalomo trasoje, taip pat ir mūsų gyvenimuose, kur kai kurie dalykai yra visiškai būtini. Kontroliniai taškai, vedantis mus per mūsų dvasinį gyvenimą žemėje. Šios dvasinės žymės tai būtinos Dievo duotos Evangelijos apeigos, krikštas, šventosios dvasios dovanos gavimas, įšventinimas į kunigystę, šventyklos apeigos ir sakramento priėmimas kiekvieną savaitę. Šiose apeigose apsireiškia dieviškumo galia. Ir taip pat, kaip treniruočio disciplina parengia ir paruošia sportininką savo sporte geriausiai atlikti užduotis, įsakymų laikymasis, parašė jūs atlikti šias išgelbėjimo apeigas. Ar jaučiate tą skubumą? Mano jaunieji draugai, kur be būtumėte savo 4 minučių pasirodyme, raginu jūs pamastyti, ką toliau turiu daryti, kad užsitikrinčiau medalio gavimą. Galbūt šios konferencijos metu dvasia pašnibždėjo jums, kas tai galėtų būti. Dėmesingiau ruoštis ateityje jūsų laukiančiai apeigai arba gauti apeigą, kurią turėjote gauti seniai. Kas tai bebūtų, priimkite tai. Padarykite dabar tai, nedelskite, 4 minutės greitai prabėgs, o jums liks amžinybė galvoti apie tai, ką padarėte šiame gyvenime. Prireiks savidrausmės. Kasdienė malda, rašto studijavimas ir lankymasis bažnyčioje turėtų būti jūsų treniruočių pagrindas. Prireiks dėsningumo, paklusimo įstatymams, jūsų sudarytų sandorių laikymosi ir gyvenimą pagal viešpaties standartus, kuriuos randame knygelėje Jaunimo stiprybės vardan. Galbūt numanote, kokie dalykai jūsų gyvenime gali lėtinti arba sustabdyti jūsų dvasinį augimą. Jei taip, sekite Pauliaus patarimu. Nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinklės ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse. Dar nevėlu atgailauti, bet tuoj gali būti, nes niekas iš tikrųjų nežino, kada baigsis jūsų 4 minutės. Dabar galbūt galvojate savo, aš jau susimoviau, mano 4 minutės jau katastrofiškos ir aš galiu pasiduoti. Jei tai tiesa, nustokite taip galvoti ir niekada daugiau apie tai nebegalvokite. Apmokėjimo stebuklas gali kompensuoti mūsų pasirodymo netobulumus. Kaip mokė vyresnysis Jeffris R. Hollandas, tai iš jūsų, kurie galbūt vis dar neturi noro prisijungti, aš liudiju apie atnašaujančią
Dievo meilės galę ir jo malonės stebuklą. Niekada ne per vėlu, jei šeimininkas sako, kad dar laiko yra. Neatidėliokite. Atminkite, kad esate ne vieni. Gelbėtojas pažadėjo, kad nepaliks jūs našlaičiais. Jūs taip pat palaiko šeimos nariai, draugai ir vadovai. Nors mano pastabos buvo skirtos bažnyčios jaunimui, tėvams ir seneliams siūlau štai ką. Neseniai vyresnysis Deividas Ebednaris nurodė paprastą būdą pravesti šeimos patikrinimą svarbiausiomis apeigomis, paženklinant pažangą sandorų kelyje. Viskas, ko reikia, tai popieriaus lapas su 2 stulpeliais, vardas ir planas kitai reikalingai apeigai. Neseniai tai padariau, išvardindamas kiekvieną šeimos narį. Tarp jų pažymėjau kūdikį anūką, kurį turėjo palaiminti sūnus, 6-metį anūką, kurio pasiruošimas krikštui buvo labai svarbus, ir sūnų, kuriam artėjo 18, kurio pasirengimas kunigystė ir šventyklos fundamentui buvo neišvengiamas. Ši paprasta užduotis padėjo mudviem su Liza atlikti savo vaidmenį, padedant kiekvienam mūsų šeimos nariui ir eiti sandorų keliu, turint kiekvieną skirtą veiksmų planą. Galbūt tai gera idėja jums priversinti prie diskusijų šeimose, šeimos vakarų pamokų, pasirengimo ir net pakvietimo būtinoms apeigoms jūsų šeimoje. Man, kaip slidininkui ir snieglitininkui, didelį įspūdį padarė bažnyčios narės iš Australijos Toros Bright sidabro medalį pelnęs 4 minučių pasirodymas pusvamzdžio rungtyje. Ji pritrenkė pasaulį savo beveik tobulą važiavimą, užbaigdama 720 laipsnių atbalų rodeo. Pasauliui dar didesnį įspūdį padarė ir nustebino tai, kaip ji padėjo savo varžovėms ir parodė joms Kristaus meilę. Ji pastebėjo, kad amerikietė snieglentininkė Kelly Clark, kurios pirmasis finalinio etapo pasirodymas buvo blogesnis, jaudinosi prieš antrąjį pasirodymą. Ji mane apkabino, prisimena Clark. Ji tiesiog laikė mane tol, kol iš tikrųjų pakankamai apsiraminau ir sulėtinau kvėpavimo. Buvo gera būti apkabintai draugės. Kelly Clark vėliau prisijungė prie Toros ant nugalėtojų pakilos, kaip laimėjusiai bronzą. Paklausta apie šį jos neįprastą gerumą priešininkai galėjusi įtakoti sidabro medalio laimėjimą, Tora paprasčiausiai atsakė: esu kovotoja, stengiuosi daryti viską, ką galiu, bet taip pat noriu, kad mano priešininkai irgi darytų viską, ką gali. Kai turite tai omenyje, ar matote, kam reikia jūsų palaikymo, šeimos nariui, draugui, bendraklasiui arba kvorumo nariui? Kaip galite padėti per jų 4 minutės? Brangus draugai, jūs esate įpusėję neįprastą kelionę. Tam tikra prasme, jūs liuogiate pusvamzdžiu ar rogių trasa ir kelyje gali būti sunku atlikti kiekvieną veiksmą ir veikti kiekvieną posūkį. Bet atminkite, tam jūs rengėtės tūkstantmečius. Dabar jūsų pasirodymo metas. Tai jūsų 4 minutės. Dabar ta proga. Išreiškiu savo didžiausią pasitikėjimą jūsų sugebėjimais. Jūsų pusėje yra pasaulio gelbėtojas. Jei ieškote jo pagalbos ir sekate jo nurodymais, ar galite pralaimėti? Baigiu liudydamas apie palaimą, kurią turime per gyvąjį pranašą prezidentą Tomą S. Monsoną ir per Jėzų Kristų ir jo kaip mūsų gelbėtojo ir atpirkėjo rolę. Jo šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Turiu brangų draugą, kuris savo santuokos pradžioje buvo įsitikinęs, kad jam ir jo šeimai reikia 4 ratais varomo pikapo. Jo žmona buvo tikra, kad jam jo nereikia, kad jis paprasčiausiai nori naujo automobilio. Žaismingas šio vyro ir žmonos pokalbis prasidėjo nuo to, kuo toks pirkinys būtų naudingas ar nenaudingas. Mieloji, mums reikia 4 ratais varomo pikapo. Ji paklausė, kodėl manai, kad mums reikia naujo pikapo? Į jos klausimą jis atsakė, jo manimu tobulo argumentu. O kas, jei per baisią pūgą prireiktų pieno mūsų vaikams ir vienintelis būdas man nusigauti iki parduotuvės būtų pikapas? Jo žmona šypsodamas ją atsakė,
Jei nusipirksime naują pikapą, nebeturėsime pinigų pienui. Taigi kam jaudintis, kaip ten nusigausime kritinėmis aplinkybėmis? Bėgant laikui, jie vis pasitardavo tuo klausimu, kol galiausiai nusprendė įsigyti pikapą. Netrukus po naujo automobilio įsigijimo mano draugas norėjo pademonstruoti to pikapo naudingumą ir pagrįsti, kodėl jis norėjo jį pirkti. Taigi jis nusprendė prisikirsti ir parsivežti malkų jų namams. Buvo ruduo ir kalnuose, kuris ketino ieškoti malkų, jau buvo sniego. Jam kylant kalno šlaitų, sniegas darėsi vis gilesnis ir gilesnis. Mano draugas suvokė, kad važiuoti slidžių kelių buvo rizikinga, bet tęsė kelionę pasitikėdamas naujuoju pikapu. Deja, jis per toli nuvažiavo snieguotų kelių. Pasukęs nuo kelio ten, kur ketino kirsti malkas, jis užklimpo. Visi 4 naujojo pikapo ratai buksavo sniege. Jis suvokė, kad nežino, kaip ištrūkti iš šios pavojingos padėties. Jam buvo gėda ir neramu. Mano draugas nusprendė, vien sėdėjimas nepadės. Jis išlipo iš automobilio ir ėmė kirsti medžius. Jis prikrovė pilną kėbulą sunkaus krovinio. Tada mano draugas nusprendė dar kartą pabandyti išvažiuoti iš to gilaus sniego. Jis užvedė variklį ir pradėjo atsargiai stumtis į priekį. Pikapas pamažu išvažiavo iš to gilaus sniego į kelią. Pagaliau jis galėjo važiuoti namo, kaip laimingas ir nuolankus vyras. Meldžiu, kad šventoji dvasia padėtų man pabrėžti svarbias pamokas, kurias galima išmokti iš šio pasakojimo apie mano draugą, pikapą ir malkas. Būtent medienos krovinys suteikė pikapui sukibimo jėgą būtina išvažiuoti iš to gilaus sniego atgal į kelią ir važiuoti toliau. Būtent krovinys padėjo jam sugrįžti namo pas savo šeimą. Kiekvienas iš mūsų turime naštą. Mūsų asmeninė našta susideda iš poreikių ir galimybių, pareigų ir privilegijų, suspaudimų ir palaimų, pasirinkimų ir apribojimų. Šie 2 klausimai gali padėti periodiškai įvertinti savo naštą. Ar mano nešama našta suteikia dvasinę sukibimo jėgą įgalinančią mane judėti pirmyn su tikėjimu Kristumi ankštame ir siaurame kelyje, neužklimstant? Ar mano nešama našta suteikia pakankamą dvasinę sukibimo jėgą įgalinančią mane galiausiai grįžti namo pas dangiškąjį tėvą? Kartais galime klaidingai manyti, kad laimė yra neturėti naštos. Bet naštos nešimas yra būtina ir esminė laimės plano dalis. Kadangi mūsų asmeninė našta turi teikti dvasinio sukibimo jėgą, turime žiūrėti, kad neapsikrautume daugybę malonių, bet nebūtinų dalykų, atitraukiančių ir nukreipiančių mus nuo to, kas svarbiausia. Gelbėtojas sakė, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Jungas yra medinis įtaisas, kuriuo įkinkomi 2 jaučiai ar kiti gyvuliai, kad galėtų traukti naštą kartu. Jungas laiko gyvulius greta, kad jie galėtų dirbti kartu. Pagalvokite apie viešpaties unikalų asmenišką kvietimą. Imkite ant savo pečių mano jungą. Sudarydami ir vykdydami šventas sandoras, įsikinkome į viešpaties jungą,
kad trauktume jį kartu. Iš esmės gelbėtojas kviečia mus pasitikėti juo ir traukti jungą su juo, nors mes, nepaisant visų mūsų pastangų, neprilygstame ir negalime prilygti jam. Kai pasitikime juo ir savo žemiškoje kelionėje savo naštą traukime kartu su juo, tikrai jo jungas yra švelnus ir našta lengva. Nesame ir niekada neturime būti vieni. Kasdieninėme gyvenime galime stumtis pirmin padėdami dangaus. Per gelbėtojo apmokėjimą galime tavyje atrasti galios ir tarnauti tavų vardu. Juk viešpats yra pasakęs, todėl tęskite savo kelionę ir te džiūgauja jūsų širdis, nes štai aš esu su jumis net iki galo. Apmastykite Mormono knygos pavyzdį apie tai, kaip Amolonas persekiojo Almą ir jo žmones. Šiems engiamiems viešpatės mokiniams atėjo jo balsas. Pakelkite galvas ir būkite paguosti, nes aš žinau apie sandorą, kurią sudarėte man. Ir aš sudarysiu sandorą su savo žmonėmis ir išvaduosiu juos iš vergijos. Atkreipkite dėmesį, kokia svarbi išvadavimo sąlyga yra sandoros. Garbingai priimtos ir gerbiamos sandoros ir su deramu kunigystės įgaliojimo atliktos apeigos yra būtinos gauti visus palaiminimus, kurie mums prieinami per Jėzaus Kristaus apmokėjimą. Nes kunigystės apeigose dieviškumo galia apsireiškia vyrams ir moterims kūne, įskaitant apmokėjimo palaiminimus. Kai nagrinėsime antrą pasakojimą apie Almą ir jo žmonės eilutę, turėkite omenyje gelbėtojo žodžius mano jungas švelnus, mano našta lengva. Ir aš taip pat palengvinsiu naštas, kurios užkrautos ant jūsų pečių, kad net nejusite jų ant savo nugarų. Daugelis iš mūsų gali pamanyti, kad šioje ištraukoje kalbama apie tai, jog našta staiga ir visiems laikams bus nuimta. Tačiau kitoje eilutėje paaiškiname, kad tos naštos bus palengvintos. Ir dabar buvo taip, kad naštos, kurios buvo užkrautos ant Almos ir jo brolių, buvo padarytos lengvos. Taip, viešpats sustiprino juos, kad jie galėjo lengvai nešti savo naštas ir jie džiugiai ir kantriai pasidavė visai viešpatės valiai. Iššūkiai ir sunkumai nebuvo staiga nuimti nuo žmonių. Bet Alma ir jo sekėjai buvo sustiprinti ir dėl jų išaugusių galių naštos atrodė lengvesnės. Šie geri žmonės per apmokėjimą buvo įgalinti veikti patys ir paveikti savo aplinkybės. Ir viešpatės stiprybėje Alma ir jo žmonės buvo nuvesti į saugų prieglobstį Zarahemlo žemėje. Mano mylimi broliai ir seserys, Jėzaus Kristus apmokėjimas ne tik įveikia Adomo nuopuolio pasekmes ir suteikia galimybę gauti savo nuodėmių bei prasižengimo atleidimą, bet ir įgalina mus daryti gerą ir tapti kur kas geresniems, nei leidžia mūsų žemiškos galimybės. Daugelis iš mūsų žinome, jog kai pasielgėme neteisingai ir mums reikia pagalbos įveikti nuodėmės pasekmes savo gyvenime, gelbėtas yra suteikęs tokią galimybę per savo išperkančią galią. Bet ar suprantame, kad apmokėjimas skirtas ir ištikimiems vyrams ir moteriams, kurie yra paklusnus, verti ir sąmoningi, kurie stengiasi tapti geresni ir ištikimiau tarnauti? Nesu tikras, ar iki galo suvokiame stiprinti jo apmokėjimo aspektą savo gyvenime ir klaidingai manome, jog turime nešti savo naštą vieni, sukandę dantis, naudodamisi savo valios jėgą, savidrausmė ir akivaizdžiai ribotomis savo galimybėmis. Viena yra žinoti, kad Jėzus Kristus atėjo į žemę, kad numirtų dėl mūsų. Bet taip pat reikia pripažinti, kad viešpats trokšta per savo apmokėjimą ir šventosios dvasios galią atgaivinti mus, ne tik vesti, bet ir stiprinti bei gydyti mus. Alma paaiškina, kodėl ir kaip gelbėtojas gali mus padaryti stiprius.
ir jis eis, kęsdamas visokius skausmus ir suspaudimus ir gundimus. Ir tai tam, kad galėtų išsipildyti žodis sakantis, jis paims ant savęs savo žmonių skausmus ir ligas. Ir paims ant savęs mirtį, kad galėtų atrišti mirties pančius, surišusius jo žmonės. Ir paims ant savęs jų silpnybės, kad jo vidus prisipildytų gailestingumo. Pagal kūną, kad jis savo kūnų sužinotų, kaip pagelbėti savo žmonėms jų silpnybėse. Taigi gelbėtojas kentėjo ne tik dėl mūsų nuodėmių ir nedorybių, bet ir dėl mūsų patiriamų fizinių skausmų ir kančių. Mūsų silpnybių ir netobulumų, mūsų baimių ir nusivylimų, mūsų sielvartų ir baimių, mūsų apgailestavimų ir savigraužų, mūsų nusiminimų ir nevilčių, neteisybių ir nedorybių, bei mus varginančių emocinių bėdų. Nėra fizinio skausmo, dvasinės žaizdos, sielos kančios ar širdgėlos, negalios ar silpnybės, su kuriais jūs ar aš galėtume susidurti, kurių gelbėtojas nepatyrė. Silpnumo akimirką galime sušukti. Niekas nežino, kaip jaučiuosi, niekas nesupranta. Bet Dievo Sūnus tobulai žino ir supranta, nes jis išjautė ir pernešė kiekvieno mūsų naštas. Dėl savo begalinės ir amžinos aukos jis tobulai atjaučia mus ir gali ištiesti savo gailestingumo ranką. Jis gali paremti, įkvėpti, padėti ir sustiprinti mus, kad taptume tokie, kokie be jo niekada negalėtume tapti ir padarytume tai, ko niekada negalėtume vien savo jėgomis. Tikrai, jo jungas yra švelnus ir jo našta lengva. Kai kils noras mąstyti apie savo naštą, kviečiu jūs studijuoti, melsis, apmąstyti ir stengtis daugiau suprasti apie gelbėtojo apmokėjimą. Daugelio apmokėjimo dalykų tiesiog negalime suprasti savo žemiškais protais. Bet yra daug apmokėjimo dalykų, kuriuos galime ir turime suprasti. Mano draugų medienos krovinys suteikia gyvybę išgelbėjusią sukibimo jėgą. Tuščias pikapas negalėjo važiuoti per gilų sniegą, net varomas 4 ratais. Sukibimo jėgai atsirasti reikėjo didelio svorio. Krovinio. Būtent tas krovinys suteikė sukibimo jėgą, įgalinusią mano draugą išsikapsyti iš sniego, kuriame buvo įklimpęs, stumtis pirmyn, sugrįžti į kelią ir sugrįžti pas savo šeimą. Unikalios kiekviena iš mūsų naštos padeda mums kliauti šventojo Mesijo nuopelnais, gailestingumu ir malone. Liudiju ir pažadu, kad gelbėtojas padės mums lengvai nešti savo naštas. Kadangi per šventas sandoras esame įsikinkę į jo jungą ir gauname įgalinančią jo apmokėjimo galią savo gyvenime, vis labiau stengsime suprasti ir gyventi pagal jo valią. Taip pat melsime stiprybės mokytis iš savo aplinkybių, keistis ar priimti savo aplinkybės užuot nepaliaujamai meldę Dievą pakeisti aplinkybės pagal mūsų valią. Tapsime tais, kurie veikia, o ne tais, kurie būtų veikiami. Būsime palaiminti dvasinę sukibimo jėgą. Tad per gelbėto apmokėjimą kiekvienas iš mūsų elkimės geriau ir tapkime geresni. Šią ypatingą ir šventą šabo dieną išreiškiu savo liudijimą, kad Jėzus Kristus yra mūsų išpirkėjas.
Jis gyvas. Jis mus apvalys, išgydys, ves, saugos ir stiprins. Tai liudiju šventų Jėzaus Kristaus vardu. Amen. We are grateful to the choir for the beautiful music. Dėkojame chorui už nuostabę We likewise šio ryto muziką. Taip pat dėkojame tiems, kurie kalbėjo šį rytą. our concluding speaker for this session will be our beloved prophet. Paskutinis šioje sesijoje kalbės mūsų mylimas pranašas
prezidentas Tomasas Monsonas. Po jo kalbos choras sugiedos giesmę Veski mus, brangus Jehova. O pabaigos maldą sukalbės sesuo Nilė F. Marriott, antroji patarėja visuotinėje merginų organizacijos prezidentūroje. My beloved brothers and sisters, Mano mylimi broliai ir our seserys, Savior ministered among men. kai gelbėtojas tarnavo tarp žmonių, Asked by the inquiring lawyer, smalsus įstatymų mokytojas jį paklausė: Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme? Apaštalas Matas užrašė Jėzaus atsakymą: Mylėk viešpatį savo Dievo visa širdimi, visa siela ir visų protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Apaštalas Morkus tą pasakojimą užbaigė tokiu gelbėtojo teiginiu: Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Negalime tikrai mylėti Dievo, jei nemylime savo metrakeleivių šioje žemiškoje kelionėje. Taip pat negalime tikrai mylėti aplinkinių, jei nemylime Dievo, visų mūsų tėvo. Apaštalas Jonas mums sako: Mes turime tokį jo įsakymą, kad kas myli Dievą, mylėtų ir savo brolį. Visi esame dvasiniai savo dangiškojo tėvo vaikai, taigi broliai ir seserys. Turint šią tiesą omenyje, mylėti visus Dievo vaikus bus lengviau. Tiesą sakant, meilė yra pati Evangelijos esmė, o Jėzus Kristus yra mūsų pavyzdys. Jo gyvenimas yra meilės palikimas. Jis gydė ligonius, pageldavo pažemintuosius, gelbėjo nusidėjėlius. Galiausiai pikta minia atėmė jam gyvybę. Tačiau nuo Golgotos kalvos tebeskamba žodžiai: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Tai aukščiausia atjautos ir meilės išraiška žemėje. Meilė pasireiškia daugeliu savybių, tokių kaip maloningumas, kantrumas, nesavanaudiškumas, supratingumas ir atlaidumas. Šios ir kitos panašios savybės padės mums reikšti meilę visuose mūsų santykiuose. Dažniausiai meilė reikšis mūsų kasdieniuose tarpusavio santykiuose. Visų pirma, ji reikšis mūsų gebėjimu matyti žmonių poreikius ir į juos atsakyti. Man visada labai patiko jausmas išreikštas šiame trumpame eilėraštyje. Ne kartą verkiau, kad toks aklas buvau, kažkieno nevilties nemačiau. Betgi tiesą sakau, dar niekart nejutau graužaties dėl to, kad per geras buvau. Neseniai sužinau apie jaudinantį maloningos meilės pavyzdį su nenumatytomis pasekmėmis. Tai įvyko Jungtinių valstijų rytuose 1933 metais, kada dėl didžiosios depresijos buvo sunku rasti darbą. Arlene Beiseker buvo ką tik baigusi mokyklą. Po ilgų darbo paieškų jai galiausiai pavyko įsidarbinti drabužių fabrike siuvėja. Fabriko darbuotojams buvo mokama tik už teisingai per dieną susiūtas drabužių detalės. Kuo daugiau tokių detalių pasiūdavo, tuo didesnį atlyginimą gaudavo. Pradėjusi dirbti fabrike, vieną dieną Arlinė gavo užduotį, kuri ją glumino ir stumė į neviltį. Ji sėdėjo prie siuvimo mašinos, bandydama išardyti savo nesėkmingai susiūtą detalę.
Regis nebuvo, kas jai padėtų, nes visos kitos siuvėjos skubėjo pagaminti kuo daugiau detalių. Arlynė pasijudo bejėgiškai ir beviltiškai. Ji tyliai pravirko. Kitoje eilėje šalia Arlynės sėdėjo Bernice Rock. Ji buvo vyresnė ir labiau patyrusi siuvėja. Pastebėjusi Arlynės bėdą, Bernice paliko savo darbą ir priėjusi prie Arlynės maloniai jai paaiškino ir padėjo. Ji pasiliko, kol Arlynė įgavo pasitikėjimo ir galėjo sėkmingai užbaigti detalę. Tada Bernice grįžo prie savo siuvimo mašinos, praleidusi progą pasiūti tiek detalių, kiek galėjo pasiūti, jei nebūtų padėjusi. Per šį maloningos meilės poelgį Bernice ir Arlynė tapė draugėmis visam gyvenimui. Galiausiai kiekviena ištekėjo ir susilaukė vaikų. Kažkada 6 dešimtmetyje Bernice, kuri buvo bažnyčios narė, padovanojo Arlynė ir jo šeimai mormono knygą. 1960 metais Arlynė, jos vyras ir vaikai pasikrikštijo bažnyčios nariais. Vėliau jie buvo užantspaudoti Dievo šventykloje. Dėl Bernicės parodytos atjautos, kai jie atidėjo savo reikalus, kad padėtų tai, kurios nepažinojo, bet kuri buvo bėdoje ir kuriai reikėjo pagalbos, daugybė žmonių, tiek gyvų, tiek mirusių, dabar džiaugiasi gelbstinčiomis Evangelijos apeigomis. Kiekvieną savo gyvenimo dieną gauname progų išreikšti savo meilę ir gerumą aplinkiniams. Prezidentas Spenceris V. Kimballas sakė, turime atminti, kad tie mirtingieji, kuriuos sutinkame automobilių stovėjimo vietose, darbovietėse, liftuose ar kitur, yra dalis žmonijos, kurią Dievas mums davė, kad mylėtume ir rūpintumės. Mažai naudos bus iš kalbų apie visuotinę brolybę, jei negalime pasirūpinti tais, kurie yra aplink mus, kaip mūsų broliai ir seserys. Dažnai progos išreikšti savo meilę atsiranda netikėtai. Tokios progos pavyzdys buvo prašytas viename 1981 metų spalio mėnesio laikraščio straipsnėje. Mane taip paveikė ten aprašyta meilė ir atjauta, kad laikiau tą iškarpą savo kartotekoje daugiau nei 30 metų. Straipsnėje rašoma, jog tiesioginis Aliaskos oro linijų skrydis iš Ankoridžo Aliaskoje į Sietlą, Vašingtono valstijoje, skraidinės 150 keleivių buvo nukreiptas į nuošalų Aliaskos miestelį, kad paimtų sunkiai sužeistą vaiką. Tas 2 metų berniukas, žaisdamas prie namų, nukrito ant stiklo šukės ir persipjovė rankos arteriją. Miestelis buvo už 700 km į pietus nuo Ankoridžo. Tikrai ne pakeliui. Tačiau berniuką gelbėję medikai išsiuntė skubios pagalbos prašymą, dėl kurios skrydis buvo nukreiptas paimti vaiką ir nugabenti jį į Sietlą, kad juo galėtų pasirūpinti ligoninėje. Kai lėktuvas nusileido prie to nuošalaus miestelio, medikai informavo pilotą, kad berniukas taip kraujuoja, kad neišgyventų iki Sietlo. Buvo nuspręsta nukreipti dar 300 km nuo kurso ir skristi į Džunau, artimiausią Aliaskos miestelį su ligoninė. Nugabenęs berniuką į Džunau, lėktuvas skrydęs į Sietlą atsiliko nuo grafiko kelias valandas. Bet ne vienas keleivis nesiskundė, nors daugumai jų žlugo planuoti susitikimai ir persėdimai į kitus skrydžius. Iš tikrųjų, bėgant minutėms ir valandoms, jie surengė rinkliavą ir surinko ženklę sumą berniukui ir jo šeimai. Lėktuvui leidžiantis Sietle, keleiviai pratrūko džiaugsmu, kai pilotas pranešė gavęs per radiją žinutę, kad berniukui viskas turėtų baigtis gerai. Mano mintise iškyla rašto žodžiai. Tikroji meilė yra tyra Kristaus meilė.
ir viskas bus gerai tam, kas bus pripažintas jos turys paskutinėje dieną. Broliai ir seserys, kai kurios puikiausios progos išreikšti savo meilę pasitaikės mūsų pačių namuose. Meilė turėtų būti pati šeimos gyvenimo širdis, tačiau dažnai taip nėra. Gali pasitaikyti per daug nekantrumo, ginčų, kovų, peštynių, ašarų. Prezidentas Gordonas B. Hinckley sielvartavo. Kodėl taip yra, kad į tuos, kuriuos turėtume mylėti labiausiai, dažnai paleidžiame skaudžius žodžius? Kodėl taip yra, kad kartais kalbame lyg durklais, smingančiais į pačią širdį? Atsakymai kiekvienam iš mūsų gali skirtis. Tačiau iš tikrųjų nesvarbu, kodėl. Jei norime laikytis įsakymo mylėti vienas kitą, turime elgtis vienas su kitu maloniai ir pagarbiai. Žinoma, bus atveju, kai reikės taikyti drausminimą, tačiau atminkime doktrinoje ir sandorose esantį patarimą. Kai būtina kitą sudrausti, po to turime parodyti dar didesnę meilę. Viliuosi, kad stengsimės visada būti atidus ir jautrus savo aplinkinių mintims, jausmams ir aplinkybėms. Nežeminkime ir nemenkinkime. Verčiau atjauskime ir padrasinkime. Turime būti atsargus, kad neatsargiais žodžiais ar veiksmais nesunaikintume kito žmogaus pasitikėjimo. Meilė turi eiti ranka rankon su atlaidumu. Mūsų šeimose, kaip ir draugų rate, gali būti įžeistų jausmų ir nesutarimų. Kad ir kiek nereikšminga tai atrodytų, negalime ir neturime to palikti gangrenuoti, pūliuoti ir galiausiai griauti. Priekaištai žaizdų negydo. Gydo tik atleidimas. Kartą su manimi kalbėjusi viena miela moteris, dabar jau mirusi, ir nelauktai išsakė keletą apgailestavimų. Ji kalbėjo apie seniai įvykusį konfliktą su savo kaimynu ūkininku, kuris kadaise buvo geras draugas, bet su kuriuo ji ir jos vyras kartais nesutardavo. Kartą tas ūkininkas paklausė, ar galėtų į savo sklypą eiti per jos valdas. Čia jis stabtelėjo ir drebančių balsų tarė. Broli Monsonai, aš tada neleidau jam eiti per mano valdas ir priverčiau daryti didelį lanką pėsčiomis į savo valdas. Buvau neteisi ir apgailestauju dėl to. Dabar jis miręs, bet kaip norėčiau jo nuoširdžiai atsiprašyti. Kaip norėčiau, kad būtų dar viena tokia galimybė. Citatos pabaiga. Klausydamas jos prisiminiau Džono Greenleafo Vitjero pastebėjimą. Iš visų liūdnų pasakytų ar parašytų žodžių, liūdniausių yra šie. O juk galėjau. Citatos pabaiga. Broliai ir seserys, elgdamiesi su kitais meilingai ir dėmesingai, išvengsime tokių apgailestavimų. Meilę galime išreikšti įvairiais matomais būdais. Šypsena, pamojavimu, gerų žodžių, komplimentu. Yra ir subtilesnių būdų. Galime parodyti susidomėjimą kito veikla, maloniai ir kantriai pamokyti principo, aplankyti sergantį ar negalintį išeiti iš namų. Šiais ir įvairiais kitokiais žodžiais bei veiksmais galime perduoti meilę. Deilas Carnegis, žinomas Amerikos rašytojas ir lektorius, tikėjo, kad kiekvienas žmogus, cituoju, gali padidinti suminę pasaulio laimę, ištardamas kelis nuoširdaus įvertinimo žodžius kuriam nors vienišam ar nusivylusiam žmogui. Citatos pabaiga. Jis sakė, jūs galbūt
rytoj užmiršite šios šiandien jūsų ištartus gerus žodžius. Bet juos išgirdęs žmogus gali branginti juos visą gyvenimą. Tad šiandien pat pradėkime reikšti meilę visiems Dievo vaikams, ar jie būtų mūsų šeimos nariai, ar draugai, ar tik pažįstami, ar visiškai nepažįstami. Pabudę kiekvieną rytą nuspręskime kiekvienam sutiktajam būti malonus ir geri. Broliai ir seserys, Dievo meilė mums yra nesuvokiama. Iš šios meilės jis siuntė savo sūnų, kuris mus taip mylėjo, kad atidavė savo gyvybę dėl mūsų, kad mes galėtume turėti amžinąjį gyvenimą. Mums vis geriau suvokiant šią neprilygstamą dovaną, mūsų širdis prisipildys meilės mūsų dangiškajam tėvui, mūsų gelbėtojui ir visai žmonijai. Kad tai būtų, nuoširdžiai meldžiu dangiškojo tėvo, Sūnaus Jėzaus Kristaus šventų vardu. Amen.
Mūsų brangus Tėve danguje, lenkiamės prieš Tave su dėkingumu už tai, ką šiandien girdėjome ir jutome. Esame dėkingi už patarimus, kuriuos ką tik girdėjome iš mūsų mylimo pranašo. Padėk mums ir sustiprink mus, kad galėtume labiau Tave mylėti ir labiau mylėti vieni kitus. Esame dėkingi už padrasinančius ir tikėjimo kupinus žodžius apie Tavo sūnaus apmokėjimą. Mūsų tikėjimas sustiprėjo, nes šiandien buvome giliau pamokyti apie jo apmokėjimą ir apie apeigas. Meldžiame Tave, Tėve, kad iš šio susirinkimo išėjo kupini energijos, meilės ir džiaugsmo, galėtume statyti Dievo karalystę, sustiprinti vieni kitus ir būti ištikimi Tau ir Tavo sūnui. Visą tai sakome Jėzus Kristus vardu. Amen.
This has been a broadcast of the Tai buvo 184-osios metinės visuotinės pastarų dienų Šventų Jėzaus Kristus bažnyčios konferencijos transliacija. Kalbėjo bažnyčios visuotiniai galiotiniai ir pareigūnai. Giedojo Mormonų tabernaklio choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas.